Dizaineriai Domenico Dolce ir Stefano Gabbana ketvirtadienį Milane pristatė ryškiaspalvę moterų 2012 metų žiemos kolekciją. Grafiški vyriško kirpimo paltai ir pieštuko formos sijonai žemiau kelių. Tai naujos proporcijos siūlomos moteriai, kuri jaučiasi jauna širdyje. Aukštakulniai spalvoti sportiniai batai derinti prie spalvingų vilnonių trumpų sijonų, prie kurių savo ruoštų pagal nuotaiką derinti apdribę arba aptempti marškinėliai. Linksmą įvaizdį užbaigė tarsi žaisliniai papuošalai su raidėmis. Ateinančios žiemos aksesuarų tendencijų kryptį nubrėžė maži per petį nešiojami rankinukai su grandinėle. Iš medžiagų pasirinkti mezginiai, susitraukus ir raštuotą vilną, elastingas medvilninis džersis ir kailis. Drabužiai išsiskyrė juodais grafiškais raštais su oranžinės, geltonos ir violetinės spalvos potėpiais.